antra diena ir mums šiandien nusimato atstumas nuo mūsų dabartinės lokacijos iki Vievio. Išmiegom pirmą naktį ir visai neblogai. Biški blogas miegas, dar lietutis palijo, naktį ir toks vėjas, tai kartais atsibudinėjau, o šiaip normaliai. Būna naktų ir geresnių, bet šiaip tai gerai, jeigu daugiau šiandien, tik tais, kad skausmas man išlikęs. Teks mankštelę pasidaryti, pasitept šitą ant nugaros ir varyti toliau. Taip neįmanoma bus. Jeigu mes po pirmos dienos jaučiamės realiai blogai, nemeluok. Dabar žiauriai nugarą skauda, tas galinius raumenis žiauriai spaudžia. Tikrai jausmas nėra pats geriausias. Pajudėjom iš stovyklavietės ir dabar planas kuo arčiau prieiti prie Vievio, tada stosim poilsiauti. Tenais nusipirksim maisto ir bus gerai. Po 9:15 jau norėtume eiti miegoti. Tai yra, tik po 9 ryto jau norisi miego, nuėjom gal apie 11 km, dėjom iki Dūkštų, įsukom iš kokią parduotuvę, nusipirkom giros. Labai sunku eiti. Čia tik antrą dieną mes jau mirštam, bet šiaip nieko neskauna, biški pečius, neįdomu eiti, toks pat visai ką kelias, tai taip žiūrė, tadam jau pavargę. Tai tiesiog įsijungiu kažkokį tais podcastą ar kažką ir klausausi visą laiką, kol einu, kad lengviau būtų, nes dar kandu uodai. Dar telefų įsikrovinėja, saulės nėra. Mes dar iš čia labai buvom pavargę, tai šiek tiek užmygom. Pozityviai judam į priekį. Pozityvas priekį. Ta valanda, taip, toks geras sustojimas buvo. Dingo skausmas beveik visas. Judam į priekį per kažkokį pažintinį taką eiti. Mes einam plentu. Čia taip negerai. Ir taip eita apie 10 kg. O toks srautas. Artėjom prie degalinės už 2 km. Mums degalinės yra geriausias auksas, nes degaliniai yra maistas, tualetas ir elektra. Tai mums labai praverčia tas degalinės. Blogos naujienos apie rytojaus orą. Visą dieną lis, bet kaip matot, toks oras. Visai raudona, tai raudona reiškia, kad labai šūdinas oras. Kokia tavo sveikata? Labai gerai. Labai gerai. Sunku, užkris eiti, bet einam į priekį. Vakar daug blogiau buvo, šiandien daug geriau. O Juliau, kaip tavo sveikata? Visai nieko dar. Nėra taip nuobodu, bet pėdas jau visiškai. Tikėkime greit sosi. Tai mes atėjom į Vievį pagaliau. Pavalgėm šiek tiek, pailsėjom ir liko 5 km iki mūsų stovyklavietės. Mes tiek daiktų krauname dabar čia. Suradom vietą, kur nakvosim. Bandysime eiti prie Zelvės ežero ir ten turėtų būti stovyklavietė. 7 kg. Biškį konteksto dėl šio klipo, tai išėjus iš Vievio mes neradom takelio ir sugalvojom patikrinti Google Earth. Pamatėm, kad jeigu norim pasiekti takelį, kuriuo rodo eiti, tai teks paeiti kelius šimtus metrų per aukštas žoles ir krūmus. Na, Jurgis nesiryžo eiti per žolę, tai atsiskyrė nuo mūsų ir ieškojo naujo kelio. O su Nyku nusprendėm, kad visgi eisim taip, kaip rodo. Tai
our spot. Ir vat čia su laužavietėm, su ežeriuku. Pagaliau baigėsi antrą dieną. Šiandien daug praėjom, bet kažkaip nesijaučia tai blogai kaip vakar, nes vakar tai žiauriai blogai. Nuėjome 68,7. Mes šiandien labai gerą distanciją nuėjom, kad rytoj nereikėtų tiek daug eiti. Tai rytoj iki Kaišiadorių 25 km. Išplovėm rūbus, pasimaudėm. Žiauriai gražus ežeras, žiauriai geras. Nusiprūsėm, visus rūbus džiovinamės. Bet dar yra jausmas, kad jūs dar vis Vilniui. Ne. Nu biški, bet jau tolėjom, jau pabiškutį. Jau jaučias, kad ne vienas. Jo, bet man vis tiek tas vėjas blema dar šalia namų. Einam, Viso.